Sena salė buvo mažulytė, antrame aukšte, ten galėjom pasodinti kokį 60 žiūrovų, nedaugiau. Tai būdavo renginių, kur žiūrovų netalpindavom į sales, tiesiog būdavo, kad ir žmonės ateina ir turi išeiti. Tai dabar tokių renginių jau nebebūna, kad žiūrovai į salę netilpa, nors vienas buvo per šitus 5 metus. Buvo jaukiai, buvo labai smagu, visi taip arti vieni kitų būdavom, bet netilpdavom iš tikrųjų. Tai visada svajojame apie tokius renginius, kad projekcijas kažkokias rodyti, tiesiog, kad tokiam labai varganom sąlygom tą darydavom. Bet matyt, tais laikais tas tiko. Dabar jau nelabai įsivaizduoju, kaip mes galėtumėm kažkokius renginius, nes visi reikalavimai, kažkaip viskas labai keičiasi. Ir dabar žymiai yra geriau, ne tik kad renginius daryti, bet ir repetuoti. Visada svajojam apie didelės patalpas, apie didelius renginius, svajojam organizuoti festivalius ir kažkaip labai ilgai ir kantriai laukiam. Ir pagaliau sulaukėm ir 18 metų pavasarį jau turėjom rangovus ir pradėjom darbus, o 19 metais mums prie šito seno pastato buvo pastatyta naujas priestatas, salė, kuri talpina gerą 100 žiūrovų ir mums tai buvo nerealu. Mes beprotiškai džiaugiamės ir aš kaip galvoju, gal tikriausiai Lietuvoje nedažnai būna taip, kad mažam kaimelį tiesiog pastato tokią didelę salę, naują ir gražią. Pačiose Miežiškės koks gražus pastatas centre, kažkaip mokykla renovuota, ta žaidimo aikštelė, mes jau sukūrėm tokią gražią miestelio erdvę ir sau ir kitiems.